Sveiki! Darau dar vieną video. Šiandien gaminsiu skanės salatėlės ir kepsiu žuvį pavadinimu sea bass. Tuoj paieškosiu vertimą, nes šiaip nežinau, kaip lietuviškai sea bass. Eiti pažiūrėsiu. Jūrų ešerys. Taigi, gaminsim šią jūrų ešerį ir kepsime ant griliaus. Štai čia. Priedo. Kepsiu ant griliaus dar ašparagus ir dar šį nuostabų didžiulį grybą. Salatėlės bus iš avokado, vienas, reiškia, ekologiškas pomidoriukas, pusę ekologiško sunaudosiu saldaus pipiro, vieną skiltelę ekologiško saliero. Taigi, dabar norėjau jums parodyti, kaip tik pas mane pasibaigė aliejus ir kad nepirkti dar vienas bankutės, aš išnaudosiu tą pačią, žiūrėkit. Staupysiu savo krūvas pinigų. Atsidaro. Panašus purškalas kaip šitas. Kaip kvepalai kokie. Taigi, pripilsiu pilną aliejaus. Aš dabar įpilsiu čia, reiškia, ekologiško saulėgrąžų aliejaus. Jeigu žiūrėjote mano video apie tai, ką aš apsipirku Airijoje, tai kaip tik tas pats aliejus, kurį aš pirkau. Štai taip. Va, dabar jau kai yra aliejus, taip, man reikia jūs pastatyti, kad jūs viską kokiausiai matytumėt, tai patikrinsim. O, labai geras kadras. Aha, štai reiškia mūsų jūros ešeriukas. Jisai yra šaldytas. Jeigu norit kepti ant griliaus, geriausia kepti šaldytą, ypatingai ant tokio griliaus, nes kitaip jūs jo nelabai ir iššaldys. Nelabai ir iškepsit. Taigi užpurkščiu aliejaus. Tam jis reikalingas ir metu. Šita žuvytė, kol kas tiksliai net nežinau, kiek keps. Bus matyti. Pasakysiu laiką, kad galėčiau jums pranešti. Taigi. Tai ir kepam. O tuo laiku aš paruošiu, reiškia, ant griliaus grybuką papjaustysiu. Taip aš didžiulį papjaustysiu. Aš mėgstu dideliais gabalais, nes kitaip jis sukeps, iš jo nė velnio neliks. Tai jau tokiais stambiais gabalais. Tiesa, pažiūrėkite, kokie pas mane ašparagai. Tuoj patikrinsiu, ar ašparagai taip pat vadinasi ir lietuviškai, gal aš jūs klaidinu. Tai patikrinsim. Šparagai. Lietuviškai vadinasi šparagai. Ok. Reiškia, čia yra salotoms. Mišinys čia yra vėlgi neaiškus pavadinimai, to viską išsiaiškinsim. Rėžiukai, špinatai ir nes šito nelabai galėsiu išversti. Kažkaip jisai vadinosi. Galiu parodyti. Nes angliškai vadinasi rocket, bet lygiai taip pat vadinasi raketa. Tai, kad man vertėjas išvertė kaip raketa. Jis turi labai stiprų skonį ir šitų yra labai skanu. Taigi šitą pusę paketo, čia yra 100 gramų. Jie jau yra nuplauti po, reiškia, šaltinio vandeniu, kas labai malonu. Pusę šito paketo dėsiu čia, šitas bus rydienai.
Toliau salatėlėms papjaustysiu dar pomidoriuką. O kol kas apversiu žuvį. Taigi, ar jums čia matos? Kol kas aš jūs padėsiu čia, kad jūs kuo puikiausiai matytumėt, ką aš darau su žuvim. Apipurkščiu žuvį mūsų aliejumi ir apversiu ją. Taip. Nu, mūsų jūros žuvis, ešerys kepa. Tuo metu aš supjaustysiu pomidoriuką. Čia ekologiškas pomidoras, aš nepirku kitokių, nes šiais laikais pomidorus purškia velniai žino kiek ir ko. Taip, kad nenoriu rizikuoti savo sveikata. Žinote, nuo sveikos mitybos prie visiškai nesveikos mitybos yra vienas žingsnis. Todėl būtinai stebėkite mano laidas. Aš pats stebiu kitų žmonių laidas, kitų dietologų ir labai kreipiu dėmesį, kas ką sako. Tai nereiškia, kad aš automatiškai viską perpasakoju. Aš tikrinu ant savęs, kaip kas veikia, kaip ką aš atrandu. Aš tikrinu daug skirtingų nuomonių, ypatingai, kad nebūtų žmonių, reiškia, nuomonių, tai pusė, reiškia, ir nebūtų nuomonių įtakotų kokiu nors, žinot, kompanijų. Pavyzdžiui, kas nors nori parduoti savo produkciją kokią nors ar dar kažką. Dėl to reikia patikrinti labai daug įvairių nuomonių. Yra dietologai, kuriais aš pasikliauju, ir yra, kurių aš iš vis neklausau ir jais nelabai ištikiu. Dažniausiai geriausiai yra daryti bandymus ant savęs, patikrinti, kaip kas dirba, ir tada labai greitai pasimato, kas šneka tiesą ir kas šneka melą. Sakykime, dėl gluteno užtenka padaryti paprastą bandymą. Bandykite mėnesį pagyventi be gluteno ir pažiūrėkite, ar jūs jausitės energingesni, ar jūsų virškinimas veiks geriau. Nu, ta prasme, kaip jūs jausitės. Jeigu jūs jausitės geriau, tai kodėlgi ne? Teisingai. Va. Aš tikrai kol kas patenkintas gyvenimu be gluteno, bet kol kas aš 100% nesu apsibrendęs, kad aš gyvensiu visą gyvenimą be gluteno. Aš nesu nusistatęs dėl nieko. Jeigu aš atrasčiau šiandien, kad kažkas mano dietoje yra blogai, netinkamai, aš pakeičiau jau sekančią dieną. Nieko aš nelaukčiau, patikėkite, jokių pas mane išankstinių nusistatymų nėra. Aš galiu valgyti viską ir galiu nevalgyti nieko, priklausomai nuo to, kaip aš vieną ar kitą dalyką atrasiu. Tai va. O ko aš nemėgstu, tai išankstinių nusistatymų, surištų ypatingai su kažkokiais religiniais tikėjimais. Tai tikrai nėra gerai. Pavyzdžiui, jeigu vegetaras nevalgo žuvies, ne dėl to, kad jam gaila nužudytos ten žuvies, kuri šiaip nieko ir nejaučia, ar jinai gyva ar mirusi, tai mano, žinot, iš tikrųjų, nusistatymas aš mėgstu labai būtent čia suvalgyti šitą, nes čia yra patys vitaminai prie kurelės, prie lupenos, reiškia. Taigi, mano nusistatymas prieš moralę toksai yra. Jeigu moralė, tikėjimai ar kažkokie tai dar įsitikinimai trukdo jums sveikai gyventi, tai yra liga. Tokie moralė yra ligota, tokie tikėjimai yra ligoti, tokie įsitikinimai yra lygiai taip pat ligoti. Niekas jums neturi trukdyti sveikai maitinti, sveikai gyventi. Niekas neturi stovėti tame kelyje.
sveikos mitybos, sveikos gyvensenos. Taigi, vėl aš išspręsiu tenais, vėlgi stebėsim žuvytę. Aha, dar kartą pavyškurkiam. Žuvytėj nepamaišys šiek tiek aliejaus. Ypatingai, kad jisai ekologiškas, labai gražiai mūsų žuvytė kepa. Pažiūrėkite kaip. Taip, šiuo metu jau jinai yra kepantis 7 minutės. Taip, salotėlės beveik baigtos. Ką aš dar norėjau? Dar norėjau burokėlių. Žinot, aš mėgstu pridėti daug ir visko, kad nieko netrūktų, taip sakant. Nes mūsų organizmui iš tikrųjų, patikėkite, reikia daug medžiagų, kad mes ilgai ir sveikai gyventume. Jūs galite pasakyti, kad šiaip žmogus gali ir, nežinau, ryžiais būti sveikas, ta prasme, gyventi iš jų. Taip, bet ar jūs norite atrodyti jauni, būti energingi, pragyventi 80 metų be ligų, turėti ilgą gyvenimą, pragyventi gal net iki 90 ar 100 metų, ar net 110, netgi ir 120, man rodos, galima pasiekti šiais laikais su šiuolaikinėm dietologijom. Ir patikėkite, medicina čia niekom dėta. Medicina iš viso reikalinga ligotiem žmonėm, tie, kurie neprisižiūri sveikatos. Jeigu jūs prisižiūrite sveikatos, prisižiūrite, ką jūs valgote, jūs nesirgsite, patikėkite. Lygos jums negrės. Ne tai, kad aš sakau, kad jeigu pas jūs dabar yra tenais vėžys paskutiniai stadijai, kad jums reikia atsisakyti chemioterapijos. Aš tiesiog sakau, kad nereikia davesti save iki tokio lygio, kai jau nėra kur dingti ir tenka naudotis šiuolaikinė medicina. Taigi, dar kartą apipurškiu žuvytę. Na, ir dar kartą aš ją atverčiu. Taip, puikiai jinai kepa pas mane. Šiek tiek atidarysiu langą, kad neprirūktų man čia viskas garų. Taip. Dar aš labai norėjau į savo salotėlės vieną dalyką įdėti. Štai, nupirkau, reiškia, ekologiškų raudonų pupelių, jos siaubingai sveikos yra tiesiog nerealiai. Ypatingai ekologiškos, o jos dar yra paprastam vandenį, ne kokie nors chemikalai ar dar kas nors. Tai tiesiog neįtikėtinas produktas. Ir ne bankutėje, o pažiūrėkite kokiam nuostabiam įpakavime, tai na tiesiog be žodžių. Aš iš tikrųjų labai dėkingas Tesco parduotuvei už tokį produktą. Gėda nepareklamuoti savo žiūrovams. Taigi, dedu šitų nuostabių pupelių, tik tais iš pradžių šiek tiek praplausiu. Žiūrėkit, kaip aš darysiu. Štai, pupeles aš praplaunu dėl kokios priežasties. Dėl to, kad jums pus vidurius labai nuo tos visos skystimo, patikėkite. Todėl geriau jas praplauti vandenį. Taip, aš praplausiu. Ir dabar jas galima tiesiai dėti salotas. Ir dar, reiškia, čia bus 2 kartam man. Aš gaminu savo vienam. Matote, kokia nuostabi vakarienė, taigi pusė per pusę. Grįžtam prie griliaus. Dabar aš jau kai ką darysiu čia svarbaus. Kol kas atversiu dar žuvytę. Kol kas jinai labai gražiai kepa. Jinai yra pas mus tiesiog malačius mūsų žuvytė. Labai gera žuvytė. Ir dabar aš jau dėsiu mūsų asparagus kepti. Čia pilna riebalų, taip kad nuo žuvies kaip ir galima tiesiog dėti.
Ir grybukus taip pat. Kaip dar apipuršę aliejum. Ir viską gražiai atversiu. Na, labai tiesiog fantastiškai kepa viskas. Na, kadangi apipuršiu aliejų, dabar viską gražiai atversiu, nors ir taip čia dabar aliejus riebalų netrūksta ir nuo pačios žuvytės. Va, pažiūrėkite, kaip viskas gražu. Sakau, gyventi sveikai yra, žinokit, nuostabu. Sekite mano kanalą, ką aš darau, pažiūrėkite, kaip aš jaunai atrodo. Žmonės netiki, kiek man metų, iš tikrųjų. Aš kitą sykį, kai kur nors keliausiu, aš būtinai ar tai įsitaisysiu mikrofoną kokį nors, arba slaptą kamerą, aš net nežinau. Tiesiog jums duot pamatyti žmonių reakcijas, kai jie sužino, koks mano tikrasis amžius. Tai tiesiog neįtikėtina. Taip. Ir tai malonu iš tikrųjų. Įsivaizduokit, mane 30-mečiai vadina berniukas. Nu, vaikinas. Boy, jie sako. Hey boy, how are you, žinai. Ir aš sakau, kiek jūs galvojat, man yra metų? Sako, nu, 26, gal 25. Sakau, man 39. Tada jie žiūri įsižioja, nes jiems gėda, kad jie į mane nemandagiai kreipiasi. Ta prasme, į mane kaip į vyresnį turėtų visai kitaip kreiptis. Bet jie net negalėjo net įsivaizduoti, kad aš esu vyresnis. Grįžtam prie griliaus. Aš mėgstu viską daryti. Aliejus. Sakau, nusipirkite gerą prabangų aliejų ir negailėkite jo maisto gamybai. O nedarykite atvirkščiai, nusipirkite patį pigiausią ir stengitės nenaudoti. Tai mano patarimas. Turbūt pirmas dalykas, ką vertėtų pirkti ekologišką, tai visi riebalai, kuriuos naudojate, kava, juodas šokoladas ir žinoma, kai kurie vaisiai ir daržovės. Kas dėl daržovių, tai pomidoras, kas dar raudonas pipiras, kas dar. Salotas būtinai. Salotas būtinai turi būti ekologiškas. Žinokit, jeigu jūs valgot neekologiškas salotas, dėja, nesvarbu, kaip jūs maitinatės. Ar jūs vegetaras, ar ne vegetaras, ne tai, kad aš dabar bandyčiau, ta prasme, iš jūs sakyti, kad tai vegetarizmas gerai. Bet ta prasme, kad jūs labai blogai neteisingai maitinatės, jeigu valgote neekologiškas salotas. Šiaip aš padarysiu laidą apie kokį maistą valgyti, ekologišką ar ne. Taigi, dedu juodą pipirą, jau viskas pas mus juda šiaip į pabaigą. Dedu druską. Druskas aš vartoju visai nemažai ir nesigėdinu to. Čia Himalajų druska, joje yra jodas. Jodas mums būtinas sveikatai, taip kad jeigu jūs negaunate pakankamai jodo, jūs tikriausiai susirgsite vėžiu. Deja, aš jums turiu pasakyti. Todėl, jeigu naudojate netyčia savo virtuvėje paprastą druską, meskite ją tiesiai į šiukšlių dėžę, jinai yra jums labai negera. O nupirkite jūros druską arba Himalajų druską. Taigi, čia yra, reiškia, ekologiškas bazilikas. Ir čia dar vienas šitas prieskonis, kurio pavadinimą dėja aš nežinau, bet angliškai vadinas sage. Ir dabar ekologiškas alyvuogių aliejus. Vėlgi ekologiškas. Visai aš, kaip pastebėjote, įpyliau jo ir nemažai. Ir visiškai to nesidėdėjau. O kurgi mano didysis šaukštas, dabar viską išmaišom. Tiesa, dar salatėlės ne visai baigtos. Gerai, grįžtam prie griliaus. Einam. Mes viską purškiam aliejų. Nėra kada mums, taip sakant, gaišinti laiko. Mes turim gaminti maistą. Tai, žuvytė jau juda į pabaigą. Grybukai beveik gatvi. Tuoj pažiūrėsim, kaip mūsų šparagai gyvena.
Šparagai irgi labai kepa skaniai. Tiesiog viskas kvepia, tiesiog, nežinau, fantastiškai skaniai. Taigi, salotėlės dar nebaigtos, dar ne. Kai ką aš labai svarbaus užmiršau dėti. Taigi, aš visada dedu į salotėlės, tiek dūmų prirūko, nu nieko, per landą greitai. Reiškia, visada dedu į salotėlės arba graikiškų riešutų, arba, reiškia, kaip čia vadinasi, nu tokių vat saulėgražų, žaliųjų saulėgražų, kaip jos vadinasi, moliūgo saulėgražų. Taigi, įdedu jų. Na, ir salotėlės praktiškai jau tikrai baigtos. Čia bus dar ne viskas, nes aš būtinai, jeigu valgau pupelių, tai būtinai noriu kažkokių raugintų daržovių, kad mano organizmas gautų, reiškia, gerųjų bakterijų iš tų raugintų daržovių. Geriausiai, aišku, yra rauginti pačiam daržovės, pavyzdžiui, agurkelius. Galima ir pomidorus, galima ir bet ką. Tik tai nenaudokite cukraus ir stenkitės nenaudoti nors jau daug acto, kad nenužudyti tas gerasias bakterijas, kad jos pjauktų, kad jų būtų daug. Taip, taigi salotėlės gatavos. Dar kartą pažiūrėkite. Tiesiog fantastiškai atrodo, teisingai. Padėsim vežiai ant stalo. Wow. Nu, nežinau. Tikrai wow. Toliau grilius nesu. Grįžtam. Paskutinį kartą tikriausiai jos versiu. Nors jau net nežinau. Man rodos, kad čia viskas labai juda į pabaigą. Žuvytė tikrai gatava. Šparagai dar šiek tiek pasigamina, o grybukai irgi jau gatavi. Taigi, viskas. Dabar aš jau jungiu dujinę. Taip, dabar ką aš dar darysiu? Noriu, kad viską matytumėt. Labai bus skanu pasidaryti tokį padažiuką prie žuvytės. Matote, kokia turtinga mano vakarienė. Nesveikas žmogus ką valgo? Kotletas su bulvėmis. Čia ta prasme viskas. Čia aš net nevadinu maistas. Maistas, kai jūs turit labai daug ant stalo, didžiulė vakarienė, pakankamai daug kalorijų, kodėlgi ne? Palaukit, burokėlio dėjau. Jo, tiesa, burokėlio dėjau. Puiku. Kas dar liko? Čia gatava. Dabar žiūrėkite, ką aš darau visą laiką. Taip, paliksiu čia baltas. Žiūrėkite, dedu, reiškia, lėkštę ant šiltos bliekos ir viską gražiai perdėsim. Žuvytė, minkštutė, labai skaniai pakepta žuvytė. Pažiūrėkite, kokie fantastiški grybukai. O čia visako skonybė. Štai, pažiūrėkite, koksai grožis. Aš jūs dar pasikviesiu ant savo šventinio vakarienės stalo. Čia nėra nei jokia šventė. Čia paprasta vakarienė. Aš taip vakarieniauju kiekvieną dieną. Nu, ta prasme, ne visada valgau tą patį, galite pažiūrėti. Bet kiekviena vakarienė pas mane labai įvairi, pilna įvairaus maistą. Išspausiu iš karto, reiškia, aš citrinos. Tai aš išspaudžiau citrinos ir į salotas, ir čionais. Kodėl aš tai padarau? Nes citrina padeda jums virškinti maistą ir jinai turi detoksifikacijos, reiškia. Jinai padeda atsikratyti toksinų maiste. Šiaip labai daug turiu gerų dalykų savyje. Dabar, reiškia, druska. Dar dedam druskos. Ir dar juodo pipiro.
labai yra skanu, būtent kas kepta ant griliaus, druska, juodas pipiras ir būtinai įpurškite citrinos. Taigi susitiksime už mano stalo. Tiesa, aš dar naudosiu šitas puikias, reiškia, augintas salatelės. Čia ir morkytė, ir pomidoriukas. Galima greitai pažiūrėti sudėtį. Deja, lietuviškai nėra, bet čia ir rusiškai, ir angliškai. Ta prasme, žaliai pomidorai, vanduo, svogūnas, reiškia, morka, raudonas pipiras, cukrus, po to, reiškia, actas, druska ir prieskoniai. Bet galima iš karto pažiūrėti, kad druskos yra labai nedaug, 1 gramas ant 100 gramų, tai yra tikrai nedaug, o cukraus, 4 gramai per 100 gramų, tai yra nedidelė dozė. Aš pageidaučiau, kad jų nebūtų, bet ką padarysi, šiaip salotėlės išties gardžios. Bet užtat pliusas nėra nei vieno jokio chemikalo. Taigi be chemikalų, nors jau tai gerai, tai paguodžiau. Sakyčiau, tai daug maž sveika, taigi šitas irgi keliaus prie mano stalo. Taigi mano šventinis stalas, ne visai šventinis, kasdieninis daugiau. Pamanysim išdaryti šitą žuvytę, pažiūrėsim, jinai mums iškepė. O, jinai ko puikiausiai iškepė, pažiūrėkit kokia jinai puikia. Taigi pamirkau soją. Na, grybukas. Tiesiog fantastiška, pažiūrėkit mano šparagas. Raugintas pomidoriukas. Problema, nebėra vietos, kur padėti salotas. Teks valgyti tiesiai iš lėkštės. Nors jau kol kas, kol nėra vietos. Pupelė. Tikrai skanu. Nu kągi. Tikiuosi jūs valgote irgi skaniai, taigi skanaus ir jums. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninė versija. Ja galite gauti praktiškai visur. Tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais. Tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.